Prašome geros nuotaikos ir daug plojimų visada. Dabar 10 sekundžių pasiruošę. Reikia, kada nereikia. Vėlė, tik būtų linksma mums. Publika pradeda mojuoti. Kaip jaučiasi publika Lietuvos televizijos studijoje? Dainų dainelėms 20-ąją jubiliejinį ir tai jau 8-asis televizijos konkursas šį sezoną. Mes stebime jaunosius dainininkus ir žinoma juos vertiname. Ir pirmų smuikų griežia žinoma mūsų komisija. Taigi audringi plojimai mūsų komisijai. Dainavimo katedros vedėjas profesorius Virgilijus Noreika. Akademijos dainavimo katedros docentė. Žilvinas Meškuotis, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos gabių vaikų centro vedėjas. Ir žinoma, dainelė neprabėga beje mūsų šauniosios mylimosios LRT grupės. Plojimai jai! Audringai plojame mes čia iš Vilniaus, tiesiogiai visai Lietuvai, dainų dainelę. Publika, pakelkite. Galite daryti ir jūs. Užsukite internetinę svetainę, kurį nurodėte ekrano apačioje. Dainų dainelė vienas žodis 201.lt. Suraskite savo mėgstamus atlikėjus ir už juos balsuokite. Daugiausiai balsų surinkęs atlikėjas su laureatais pasirodys Nacionalinėme operos ir baleto teatre su orkestru gegužės mėnesio pabaigoje. Reakcija gera, todėl mes su nekantrumu į sceną kviečiame dvi varlytes. Mergaičių duetą Augustė Daščioraitė ir Nelė Patricija Černauskaitė. Joms tik 4 metukai. Jos atvyko iš Mažeikių, Lopšelio, Darželio, Gintarėlis. Vadovė Roma Skirmontienė. Girdėsite dainą Linksma varlytė. Kuo jums taip juokinga? Jau juokinga. Taigi kūrinys Linksma varlytė. Fortepijonu pritars Audronė Breitmozerienė. Oi, kaip norim išgirsti jūs, mergaitės, prašom. Ai kokia puiki
kiemuose. Ir mes į sceną kviečiame Gabrielę Grabliauskaitę. Jie atvyko iš Prienų meno mokyklos. Vadovė Reda Černiauskienė. Ir girdėsite kūrinį apie tai, kas man patinka. Taip, išgirsime apie tai, kas patinka mūsų Gabrieliai. Kūrinys iš kino filmo Muzikos garsai. Akompanuoja LRT. Nu, Auguste, kaip sekėsi? Patiko? Nu, eik, sės. Oi, sės. Atsargiai.